Teisėjų bokštelis pasiruošęs. Laukiam pirmo mūšio. Teisėjų bokštelis pasiruošęs ir tai, ką jūs girdite, yra balsas liesantis iš teisėjų bokštelio. Kaip jau minėjau, naujovė. Pirmą kartą driftingo čempionate bus iš karto po kovos tiesiogiai komentuojamas kovos dalyvių pasirodymas. Pirmoji kova, numeris 16, Kęstutis Petronis, Kaunas, ir numeris Janis Lamberts, Latvija. Vis tik buvo nuspręsta, kad jie dalyvauja ir finalinėme važiavime tiesiog driftingo čempionate negauna įskaitinių taškų. Pirmasis važiavimas, kurį jūs matėte, buvo apšilimo važiavimas. Dėl to pilotai, itin nesistengė demonstruoti savo sugebėjimų. Tačiau tai, ką pamatysite dabar, jau bus nejuokariai. Tai bus ir tai bus labai rimta vien todėl, jog viena vienintelė klaida gali lemti pralaimėjimą šioje dvikovoje. Šių metų driftingo čempionato lyderis yra Kęstutis Petronis ir startuojantis šioje kovoje. Jaunas, tačiau itin talentingas pilotas, turintis puikiai paruoštą driftingo automobilį.